Kaip minėjau, šiandien kalbėsim apie gyvūnų tinkamumą vežti. Pirmiausia, norėčiau supažindinti jūs su teisiniu reglamentavimu, kasgi reguliuoja gyvūnų vežimo reikalavimus. Turim vienintelį dokumentą, kuris buvo patvirtintas 2004 m. gruodžio 22 d. Tai reglamentas numeris 12005 tarp ES gyvūnų gerovės ekspertų atsakingų už vežimą, jis tiesiog vadinamas pirmu reglamentu. Tai yra reglamentas dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičianti direktyvas 64 432, 93 119 ir 1255-97 metų. Viso reglamento nenagrinėsim, nagrinėsim tik tai nuostatas, kurios susijusios tiesiogiai su šiandieninė mūsų tema. Visų pirma, reikia paminėti pirmą straipsnį, kam reglamentas yra taikomas. Reglamentas taikomas gyvų stuburinių gyvūnų vežimui bendrijoje, taip pat į bendrijos muitų teritoriją įvežamų ar iš jos išvežamų siuntų konkretiems tikrinimams, kuriuos atlieka pareigūnai. Tai pirmo straipsnio pirma dalis. Kokius gyvūnus daugiausiai vežam? Aš jums pateiksiu labai nedidelę statistiką iš Lietuvos išvežamų gyvūnų. Daugiausia mes, aišku, kalbam apie ūkinius gyvūnus. Tai mes galvijų turim apie 2,5 tūkstančio siuntų per metus. Labai stabilus arklinių šeimos gyvūnų, arklių, ponių, asilų, aišku, didžiausią dalį siuntų sudaro žirgai, registruoti arkliniai gyvūnai, tai jų turim netoli 400 siuntų per metus. Iš Lietuvos išvežamų kiaulių 1100 maždaug siuntų per metus. Čia neįeina į tą skaičių Lietuvos teritorijoje, kur irgi reglamento nuostatos yra taikomos, bet neįeina į šitą skaičių Lietuvos teritorijoje pervežamų kiaulių. Labai nedaug siuntų turim smulkių atrajotojų ir čia paminėtos 33 siuntos yra praktiškai vien avių siuntos. Daug siuntų yra gyvūnų augintinių. Tai kalbame čia apie komercinį vežimą ir turbūt didžioji dalis siuntų, kai gyvūnai neranda namų, prieglaudų gyvūnai neranda namų Lietuvoje, jie yra išvežami į globos įstaigas į kitas ES šalis. Aišku, į tą skaičių papuola ir mūsų tautiečiai, kurie gyvena užsienyje, palikę gyvūnus čia ir nori gyventi kartu su gyvūnais, patys negali atvažiuoti pasiimti, arba samdo savo artimus žmonės, arba samdo komercinius vežėjus ir tokiu atveju gyvūnų augintinio pervežimas traktuojamas kaip komercinis ir papuola į šitą skaičių. Na, aišku, jeigu pagal skaičius tai daugiausia pervežama naminių paukščių, siuntų galbūt mažiau, bet jų siuntos tiesiog yra labai skaitlingos. Reguliuoja reglamentas ir laukinių gyvūnų vežimą. Na, populiariausios siuntos elniai danieliai, tai yra vienetiniai atvejai per metus. Kartais papuola kaip vežimo subjektas egzotiniai gyvūnai. Tuomet, kada zoologijos sodai keičiasi, sakykime, savo eksponuojamais gyvūnais, tais atvejais, kai gyvūnų globos centras priglaudžia konfiskuotą nelegaliai laikomą laukinį gyvūną ir jam suranda laikymo vietą kažkur kitoj valstybėje zoologijos sode, tai tada vyksta egzotinių gyvūnų vežimas, bet tai yra labai vienetiniai atvejai. Ir kaip minėjau, reiškia, visi stuburiniai gyvūnai pagal taikymo sritį, visų stuburinių gyvūnų vežimas išskyrus vieną rūšį yra reguliuojamas šio reglamento nuostatomis. Palengvintos sąlygos gyvūnų vežimui yra minimos pirmo straipsnio taikymo srities mano minėtos antroji daly. Tai yra nuoroda į trečią straipsnį, kai gyvūnų vežimui, kai juos veža ūkininkai,
naudoja žemės ūkio paskirties transportą arba savo priklausančias kitokias transporto priemonės, tais atvejais, kai dėl geografinių aplinkybių būtina sezoninis tam tikrų rūšių gyvūnų pervežimas į naujas ganyklas. Lietuvai tas nėra labai aktualu, čia tos galbūt aktualiau tom šalim, kurios turi kalnuotų vietovių, kur reiškia sezoniškai reikia gyvulius nuvežti į ganyklas į kalnus, žiemai parsivežti atgal. Sakykime, Suomijos pavyzdys gali būti su šiaurės elniais, pas juos šiaurinių elnių elnininkystė labai populiari ūkio šaka ir irgi sezoniškai tos gyvūnus reikia pervežti. Tai vat šitas straipsnis palengvinti reikalavimai tokių gyvūnų pervežimui būtent pagal šitą straipsnį. Nu ir ūkininkai gali savo gyvūnus, savo transporto priemonėm pervežti nedidesniu kaip 50 km atstumu nuo laikymo vietos. Jeigu 27 straipsnis, aš jo čia labai trumpai paminėsiu, yra taikomas kompetitingoms institucijoms, tai yra nuostatos dėl kontrolės, tai trečiame straipsnyje yra išdėstomos būtent tos jau minimalios bendrosios gyvūnų vežimo sąlygos, kurias reikia užtikrinti bet kokio vežimo metu. Taigi, straipsnėje eilė punktų ir jame išdėstyta, kad gyvūnus leidžiama vežti arba perduoti vežti tik taip, kad nesusižalotų ir nepatirtų didelių kančių. Taip pagrindinė nuostata, kalbant apie gyvūnų gerovę. Be to būtina laikytis tokių sąlygų. Iš anksto imtis visų būtinų priemonių, kad kelionė būtų kuo trumpesnė ir gyvūnų poreikiai bent jau minimalūs kelionės metu būtų patenkinti. Šiandienos pagrindinę temą paryškinau, gyvūnai turi būti tinkami vežti, tai yra reglamento reikalavimas. Transporto priemonės turi būti suprojektuotos, pagamintos, prižiūrimos ir naudojamos taip, kad gyvūnai nebūtų žalojami, kad nepatirtų kančių ir būtų užtikrintas gyvūnų saugumas. Atskiras punktas pakrovimo ir iškrovimo įrangai, jinai turi būti suprojektuota, pagaminta ir prižiūrima, kad gyvūnai irgi nesusižalotų, kad būtų tinkami nuolydžiai. Reglamento prieduose yra nustatyti konkretus reikalavimai, sakykime, pakrovimo ir iškrovimo įrangai, žodžiu, kad būtų užtikrintas gyvūnų saugumas. Personalas, kuris dirba su gyvūnais, tiek laikytojai, tiek personalas turi būti pakankamai kompetentingas ir savo pareigas atlikti dirbant su gyvūnais taip, kad nebūtų naudojama perteklinė jėga ar kokie metodai, kurie žalotų gyvūnus, baugintų gyvūnus ar priverstų kentėti. Pakrautus gyvūnus į paskirties vietą reikia vežti nedelsiant, o gyvūnų gerovės sąlygas, ypatingai ilgų kelionių metu, turi būti nuolat tikrinamos ir palaikomos. Gyvūnam turi būti skiriama pakankamai ploto ir aukščio ir atitinkamais intervalais. Čia irgi kalbama, jeigu kelionės yra ilgos, kai kuriom rūšim gyvūnai turi turėti nenutrūkstamą vandens tiekimą, taigi turi būti šeriami, girdomi ir gali pasilsėti, reiškia, o vandens ir pašarų kokybė ir kiekis kelionėje turi būti pakankamas pagal gyvūnų rūšį ir dydį. Kiekvienas gyvūnų siuntos transportas, pervežimas susideda iš tam tikrų etapų. Pagrindiniai etapai tai pasiruošimas vežimui, tai, sakykime, atrinkimas reikiamų gyvūnų, įvertinimas tinkamumo gyvūnų vežti, paruošimas, jeigu ilga kelionė, pašarų, pačios transporto priemonės, reiškia, jeigu reikia gyvūnus, jeigu paprastai gyvūnai vežami jau galutiniai savo kelionė į skerdyklą, tai tada jie turi būti atitinkamą laiką išalkinami, žodžiu. Toliau jau patys kelionės etapai. Kelionė prasideda gyvūno nuo pirmo gyvūno pajudėjimo iš jo laikymo vietos. Tai vat
prasideda pakrovimas, pakraunam, toliau kitas etapas pati kelionė. Jeigu kelionė trunka tiek ilgai, kad reikalingas 24 valandų poilsio laikotarpis pagal reglamentą, numatytas sustojimas poilsiui kontrolės punkte, atvykimas į paskirties vietą ir iškrovimas. Kiekvienas iš šitų paminėtų etapų turi didžiulį poveikį pačiai gyvūnų gerovė. Iš tikrųjų, kelionė gyvūnui yra didžiulė našta. Iš ko jis susideda? Žodžiu, vežimas, sakykime, ilgose kelionėse didesnis poveikis geroviai negu trumpos kelionės dėl ilgesnio maisto ar vandens trūkumo, sakykime. Nuolatinis arba pusiau nepertraukiamas judesio stresas, per didelė jutiminė stimulacija, gyvūnam bet kokiu atveju transporto priemonė yra mažiau vietos, reiškia, negu jų laikymo vietoj. Tai artimesnis kontaktas su kitais gyvūnais, nepažįstama aplinka transporto priemonėje, ramybės neturi gyvūnas, poilsis komplikuotas. Jau mano minėtas palaipsniui gali vystytis užsitęsęs troškulys arba užsitęsęs alkis. Na ir gali būti kažkokie atsitiktiniai poveikiai, tai skausmas, diskomfortas dėl sveikatos būklės. Ir mūsų visų, ir vežėjų, ir laikytojų, ir kompetitingos institucijos, tai yra veterinarijos tarnybos tikslas yra, kad tą naštą gyvūnui kaip įmanoma labiau sumažinti. Gyvūnų gerovė yra tokia sritis, kad kaip ir kiekviena kita sritis, nori turėti kažkokius tai objektyvius rodiklius, reiškia, kuriais remiantis būtų galima tą gyvūnų gerovę įvertinti. Tai tų rodiklių kaip ir reikalavimai turi būti patikimi, turi būti tvarūs ir reikalauti tik tai to užtikrinant gerovę, kas yra realiai įgyvendinama. Tai, sakykime, kalbant apie rodiklius, aišku, tai dažnu atveju yra tiesiog gyvūno stebėjimas. Vežant gyvūnus įvertinti gerovę yra sunku dėl pačio prieinamumo prie gyvūnų, nes transporto priemoniai mažai erdvės. Bet galima tam tikrose etapuose atlikti, pavyzdžiui, pakrovimo iškrovimo metu. Ir kaip čia keletas tiesiog pavyzdžių. Pavyzdžiui, temperatūros sukeltas stresas, tai gali būti ir šalčio, ir šilumos poveikis. Šalčio, jeigu patiria gyvūnas ilgalaikį šaltį, jisai drebės, gyvūnai glausis vienas prie kito. Jeigu karštis, priešingai prakaituos, plaks šonais, tankus padažnėjęs kvėpavimas, išsižioja gyvūnai, lekuos, žodžiu. Na, kiti dalykai, sakykime, apie patį elgesį su gyvūnais, varant per greitai, bandant greičiau pakrauti mašiną, visada atsiranda didesnė rizika paslydimo, griuvimo ir tuo pačiu traumų. Gyvūnai gali priešintis varimui, nenori eiti, apsigręžia, sukasi atgal, jie irgi, taip sakant, nesijaučia saugiai vežimo metu. Kalbant apie pavojus vežimo metu, tai veiksniai, kurie gali sukelti neigiamą poveikį. Tai jau mano minėta temperatūra, gyvūno poreikiai nepatenkinti kaip pašaro ar reikiamo vandens. Laikas, reiškia, kiek gyvūnai patiria tą pavojų, priklauso nuo pačios kelionės trukmės ir pasibaigia tik pabaigus kelionę ir iškrovus gyvūnus nuo transporto priemonės. Pavojų, su kuriais gyvūnai susiduria vežant, skaičius ir sunkumas daro įtaką ir kelia pasekmes geroviai. Tačiau remiantis tuo, kad tos pasekmės būtų kuo mažesnės,
visada siekiama užtikrinti, kad kelionės trukmė būtų kuo mažesnė. Taigi, kalbant apie transporto paruošimą, visi veiksmai atliekami nuo sprendimo vežti gyvūną iki pakrovimo pradžios. Transportą turiu galvoj patį vežimo visą procesą. Tai mano minėtas apima planavimas, pašarų prieš kelionę, atėmimas gyvūnam, įvertinimas tinkamumo, atsižvelgti į visus įmanomus būdus, kad suvaldyti stresą, taip pat kas gali sukelti pasiekmes geroviai. Mano minėtas vandens ar pašaro trūkumas, kalbu apie ilgas keliones. Na ir kaip prevencinė priemonė užtikrinant gyvybę yra labai svarbu tiek kompetentingos institucijos pareigūnų, tiek laikytojų, tiek vežėjų švietimas ir mokymas. Po truputį pradėsim liestis arčiau šiandieninės temos, kalbant apie tinkamumą transportavimo. Tai įvertinti tinkamumą vienas iš svarbiausių dalykų siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę. Netinkamumas vežti gyvūnų dažniausiai susijęs su sveikatos sutrikimais, bet gali apimti ir tam tikras amžiaus grupės ar fiziologinius etapus. Didesni iššūkiai su vežimu susiję, aišku, yra silpniems ir pažeidžiamiem gyvūnam, tiem, kurie mažiau pajėgūs susidoroti su pavojais. Taip pat jau minėta, kad profesinės grupės dirbančios su gyvūnais turi turėti pakankamai žinių, ūkininkai, prekiautojai, vairuotojai, vežėjai, inspektoriai ir tie patys privatus veterinarijos gydytojai. Kai kurios pavojus turinčios įtakos gyvūnų kelionės pradžios būklei galima sumažinti arba užkirsti jiems kelią tik prieš vežant, o pačios pasiekmes gali pasireikšti vėliau, būtent jeigu gyvūnai nėra tinkamai įvertinami ir pakraunami, netinkami gyvūnai, žodžiu, nes vėlesniais vežimo etapais gali patirti papildomų pasiekmių, patiriant diskomfortą, skausmą ar kančias. Kalbant apie keliamą gyvūnams stresą, yra kai kurie parametrai, kalbant apie anksčiau mano minėtus rodiklius, kurie jau vizualiai gali pademonstruoti streso keliamą poveikį. Kada gyvūnai vežimo metu patiria didžiausią stresą. Šitą grafiką aš pasiskolinau iš BTSF mokymų, turiu tam leidimą, reiškia, kur demonstruojamas gyvūnų patiriamas kelionės metu stresas. Stresas vertinamas tiesiog matuojant gyvūnų pulsą. Ir čia, žiūrint į šitą grafiką, galit matyti, kad kelionė buvo trumpa, kelionė truko maždaug valandą ir galim įvertinti, kad gyvūnai buvo vežami į skerdyklą, kadangi minima svaiginimo dėžė. Tai didžiausią stresą, kaip matot, visiems trim gyvūnam, kurie papuolė į šitą grafiką, sukėlė pakrovimas ir iškrovimas. Tai yra labiausiai stresą keliančios vežimo proceso dalis. Kitas grafikas, čia tik tai keletą pavyzdžių, kalbant jau konkrečiai apie įrangą. Tai šitam grafike pavaizduotas pakrovimo rampos nuolydžio įtaka gyvūnų stresui. Ir čia buvo matuojamas laikas, per kurį gyvūnai, reiškia, pakraunami ir iškraunami. Bendroj sumoj matom, kad pakrovimas kėlė mažiau streso negu iškrovimas. Visada, kalbant apie galvijus, į viršų jie eina drąsiau negu žemyn. Ir matot, iki 20 laipsnių praktiškai jokio skirtumo nebuvo, reiškia, gyvūnai ėjo tolygiai,
o daug ilgiau užtruko, reiškia, pakrovimas, lyginant su varimu ar ne, ir priklausomai nuo kuo statesnis rampos kampas, tuo ilgiau užtrunka. Ir ypatingai ilgai trigubėjo, netgi daugiau 3,5 karto pailgėjo iškrovimo procesas, kai rampos kampas buvo virš 40 laipsnių. Todėl rekomenduojamas palankiausias gyvūnam rampos kampas būtų pakrovimo iškrovimo rampos būtų apie 20 laipsnių. Dabar kalbant apie veiksmus su gyvūnais. Na, aš čia kaip pavyzdį paėmiau galvijus. Kaip mes galim be papildomų kažkokių tai varimo priemonių, grinai šiek tiek pažindami gyvūnų fiziologiją, tinkamai su jais elgtis. Galvijų akis, pavadinkim taip, įstatytos galvos veido priekyje, tai yra šonuose, lyginant su žmogum, kai mes turim, sakykime, akis priekyje. Tai va čia binokuliarinis vaizdas šviesiai žaliai paminėtas, yra labai nedidelis kampas, yra tik 50 laipsnių. Čia yra tas kampas, kuriam galvijai geriau šiek tiek sufokusuoja stebimą objektą akimis ir įvertina atstumą iki jo. Turint akis šonuose yra labai platus monokuliarinis regėjimas, reiškia tas vadinamas periferinis matymas, jisai yra akla zona, matot, labai nedidelį yra, tiesiog jinai eina lygiagrečiai gyvūno kūnui iš užpakalio, tai jisai periferiškai gali matyti, bet nesijaus saugiai, kai kažkas bus, reiškia, arti gyvūno. Gyvūnai, reiškia, plius dar vienas iš tokių dalykų, labai jautrus yra šviesos ir tamsos kontrastam. Ir matot, šitoj nuotraukoj, būdami labai ryškioj apšviestoj zonoj, labai ilgai svarsto varomi gyvūnai, kaip pereiti į tą tamsią zoną, jie nesijaučia jaukiai. Atsiprašau. Kalbant apie gyvūnų varimą, dar va tokia viena jum skaidrė. Kiekvienas gyvas padaras, ar tai žmogus ar gyvūnas, turi savo privačią zoną, kurioje jaučiasi saugiai. Sakykime, galvijai istoriškai, rūšiškai yra medžiojama rūšis ir geriausias būdas apsiginti nuo plėšrūnų tai yra bėgti. Tai dėl to gyvūnas traukiasi nuo žmonių. Svarbus yra, sakykime, varime gyvūnų regėjimo laukas, apie ką aš bandžiau paaiškinti ankstesniai skaidriai, kaip tas veikia. Ir turint galvoj šitą saugią zoną, pasinaudodami tais faktoriais, mes galim labai gerai, reiškia, tos gyvūnais manipuliuoti. Ta zona nėra konkrečiai apibrėžta. Jinai gali būti didesnė, gali būti mažesnė net tos pačios rūšies gyvūnams. Tai priklauso, kiek kontakto gyvūnai su žmonėm turi, ar jie bijo žmonių daugiau ar mažiau. Nes auginti, kurie arčiau žmonių gyvūnai, turės tą zoną mažesnę. Tie, kurie laisvai laikomi arba intensyvaus ūkininkavimo ūkiuose, ta zona bus didesnė. Ir dabar aš jums parodysiu, kaip schematiškai galima pasinaudoti šitom savybėm. Sakykime, mums reikia karvę kairiajam paveikslėliai, pirmuose dviejose paveikslėliuose pajudinti pirmin arba atgal. Jeigu mes prieinam prie gyvulio iš šono, mums užtenka dėti žingsnį į jo, pajusti, kur tas saugios zonos riba, dėti žingsnį į saugią zoną, pajudėti biškį į kairę ir karvė trauksis atgal. Ir priešingai, jeigu mes
įėję į saugią zoną pajudėsim link karvės užpakalio, karvė eis į priekį. Jeigu mums reikia pakreipti gyvulį, kad suktų į duotų atveju į dešinę, mes įžengę į jo saugią zoną iš priekio pajudam į kairę, žodžiu, arba priešingai, jeigu varom gyvulį, reiškia, į priekį, iš užpakalio prieėję pasukam į kairę ir gyvulys suksis į dešinę. Šiek tiek apie erdvę gyvūnams skiriamą transporto priemoniai, nes tai kelia judėjimo apribojimą, tai atsiranda rizika karščio stresu, jeigu, kaip matot, šitam paveikslėlį nėra pakankamai erdvės virš gyvūnų galvos, atitinkamai virš galvų nejuda ir oras ir yra didesnė tikimybė, kad gyvūnai perkais. Pavyzdžiui, vidutiniškai avim reiškia reikalinga 15 cm virš aukščiausio gyvūno, kad būtų, jeigu transporto priemoniai įrengta mechaninė ventiliacija, ir atitinkamai dvigubai daugiau reikia atstumo virš aukščiausio gyvūno galvos, jeigu ventiliacija yra tiesiog natūrali. Reiškia, keičiasi oras judant transporto priemoniai, o nėra įrengtų ventiliatorių. Galvijams dabartinis reikalavimas yra, ir kad išvengti sužalojimų, turi būti ne mažiau 20 cm virš aukščiausio gyvūno keteros, nes įprasta karvės stovėsena yra galva tam pačiam lygiai kaip nugara ir praktiškai aukščiausia vieta yra galvijo ketera. Taip, kartosios, ne kartą jau minėjau, reiškia, gyvūnų gerovės užtikrinimui ar pagerinimui svarbu nuo gyvūno laikymo vietos, nuo visos įrangos, kuri naudojama bet kokiam etape gyvūno gyvenimo, ar tai laikymo vieta, ar transporto priemonė. Tai nuo projektavimo, pastatymo ir prižiūrėjimo tiek transporto priemonės, tiek bet kokios įrangos, nuo teisingo naudojimo ir priežiūros. Jau minėjau, svarbu personalo požiūris ir žinios, ir kiekvienose procedūrose manipuliuojant su gyvūnais svarbu turėti tinkamas instrukcijas ir tinkamai elgtis su gyvūnais tiek varant gyvūnus, tiek kai reikia suvaržyti gyvūnų laisvę. Na ir, sakykime, vežimo metu žinoti, kaip elgtis ir kaip taikyti neatidėliotinas priemonės, tas yra aktualu ypatingai ilgų kelionių metu. Pagrindinės pasekmes, kurios ar įtaka, kas gali daryti gyvūnų geroviai, tai elgesio su gyvūnais keliamas stresas, sužalojimai, grupės gyvūnų keliamas stresas, poilsio trūkumas, ilgas alkis ir troškulys, ar pernelyg didelis sensorinis stimuliavimas. Na, čia vat pavyzdys, sakykime, surinkimo centras formuojama gyvūnų siunta iš kelių ūkių į vieną aptvarą suvaromi gyvūnai, kurie nepažįsta vienas kito, galvijai bandos gyvūnai, pas juos yra nustatyta tvarka, turi išsiaiškinti santykius, kuris yra viršesnis, ir vyksta kova, jėgos demonstravimas, žodžiu, tai yra faktorius, kuris tiek stresą sukelia, tiek gali atsirasti būtent santykių aiškinimosi metu, jeigu galima taip išsireikšti, žodžiu, galimi sužalojimai. Jau aš pradedu po truputį liesti tinkamumo vežti temą. Judėjimo sutrikimai, šlubavimas dėl sumažėjusio gebėjimo gyvūnui naudotis normaliai viena ar keliomis galūnėmis. Šlubavimas gali skirtis nuo nedidelio
eisenos sutrikimo iki tiesiog nesugebėjimo pakelti svorio. Dar vėliau užsiminsiu, kūno būklę svarbu labai vertinti. Išlėsėję gyvūnai nėra tie, kurios būtų galima vežti, todėl prieš kelionę būtina apžiūrėti gyvūnus, atsižvelgti pagrindę į stuburą, uodegos pašaknį, nugarą, stuburo slankstelius, klubų kaulus ir šonkaulius. Neturėtume matyti tokio vaizdo, reiškia, transporto priemonėse. Sergančių gyvūnų, jeigu jie iš vis negali vaikščioti, arba, sakykime, pastebim kitus fiziologinius pakitimus, apsunkintas kvėpavimas, organų iškritimai, jeigu gyvūnas viduriuoja, reiškia virškinimo sutrikimų turi, reiškia, visa tai yra dalykai, požymiai, į kuriuos reiktų atsižvelgti. Ir grįžtant trumpai vėl prie reglamento, tinkamumui vežti yra reglamento priede atskiras skyrius, kur išvardinti reikalavimai, kurių tikrai reikia privaloma laikytis. Leidžiama vežti tik tuos gyvūnus, kurie tinkami planuojamai kelioniai, ir visi gyvūnai vežami sąlygomis, kurios garantuoja, kad nesusižalos ar nepatirs nereikalingų kančių. Gyvūnai, kurie sužaloti ar turi fizinių trūkumų ar patologinių procesų požymių, nelaikomi tinkamais vežti, o ypač jie ir visas sąrašas požymių. Nepajėgia be skausmo savarankiškai judėti ar eiti be pagalbos. Turi sunkių atvirų žaizdų arba prolapso atveju, tai yra mano minėto organo iškritimų. Tai besilaukiančios patelės pasibaigus nemažiau kaip 90% nėštumo periodo arba patelės, kurios atsivedė jauniklius per pastarąją savaitę prieš vežimą. Neseniai gimė žinduoliai su galutinai neužgijusia bamba. Negalima vežti jaunesnių nei 3 savaičių paršelių, jaunesnių nei 1 savaitės ėriuko ir jaunesnių nei 10 dienų amžiaus veršelių, nebent vežami trumpesnį nei 100 km atstumą. Jau yra viena nuostata dėl gyvūnų augintinių. Negalim jaunesnių nei 8 savaičių šuniukų ir kačiukų vežti, nebent jie vežami su savo motina. Negalima vežti elninių šeimos jauniklių su pantais. Tačiau yra keletas išimčių. Sergantis ar sužaloti gyvūnai gali būti laikomi tinkamais. Jeigu tie sužeidimai nėra reikšmingi, sirguliavimas lengvas, jeigu vežimas nesukelia papildomų kančių, bet jeigu kyla abejonės, visada reikia kreiptis į veterinarijos gydytojo patarimo, ar galima gyvūną krauti ar ne. Išimtis taikoma laboratoriniam gyvūnam, šito 3 punkto B dalis, ir būtent jeigu tai yra eksperimentams taikomi gyvūnai ir jeigu jų liga ar sužalojimas yra mokslinių tyrimų programos dalis. Jeigu gyvūnai vežami prižiūrint veterinarijos gydytojui pagal gydytojo nustatytą gydymą ir diagnozes. Tačiau vėl reikia, kad nebūtų papildomų kančių ir būtų su tais gyvūnais gerai elgiamasi. Ir jeigu buvo su ūkininkavimo praktika susijusios veterinarinės procedūros, pavyzdžiui, ragų šalinimas, kastravimas, jeigu žaizdos galutinai yra užgiję. Jeigu gyvūnai kelionės metu suserga arba sužalojama, toj turi būti teikiama pirma pagalba, atskirti sergantį gyvūną nuo neatskirtų, skiriamas veterinarinis gydytojas, kraštutiniu atveju turėtų gyvūnai būti skerdžiami arba papjaunami, taikant legalius metodus nesukeliančius nereikalingų kančių. Raminamieji vaistai naudojami tik tuo atveju, kai griežtai būtina paisyti, kad užtikrinti gyvūnų gerovę ir tik prižiūrint veterinarijos gydytojai. Jeigu vežamos, sakykime, šviežiai apsiveršiausios galvijų, avių, ožkų patelės ir vežamos be jauniklių, tai jos turi būti melžiamos nerečiau kaip kas 12 valandų.
Ir kalbant apie jaunus gyvūnus, netaikomi registruotiems arklinių šeimos gyvūnams, reiškia kumeliukams, kai jie yra vežami su jos atsivedusiomis registruotomis kumelėmis ir kelionės metu jos lydi palydovas. Na ir dabar, reiškia, perinam prie skyriaus, kur pademonstruosiu keletą vaizdų, per žinias būtų įspėjimas jautresniems žiūrovam. Reiškia, šitos gairės, mes turim parengtas gairės dėl gyvūnų tinkamumo vežti, jos skelbiamos mūsų svetainėje, remiantis Europos komisijos pateiktą medžiagą. Šitomis gairėmis mes esam pasidalinę ir su Lietuvos policija, kad, sakykime, tikrinimų keliuose metu, jeigu tektų sustabdyti gyvūnų siuntą ir pastebėtų kažkokius tai netinkamumo gyvūnų vežti faktus, kad mus informuotų Maisto ir veterinarijos tarnyba. Tačiau šiomis gairėmis neturi būti remiamasi, nustatant diagnozę. Diagnozę nustato tik veterinarijos gydytojas. Naudojami pagrindiniai ženklai, raudonas kryžius netinkamas vežti, žalia varnelė tinkamas vežti, ir bus kai kur pastabų. Taigi, gyvūnas negali be skausmo ar be papildomos pagalbos savarankiškai judėti, nuostata iš reglamento. Sakykime, gyvūnas neatsistoja, jo būklė bloga, arba jeigu ir atsistoja, matom, kad net sunkiai išsilaiko ant kojų. Tai faktas, transportavimo metu toks gyvūnas griuvinės, mes jo vežti negalima. Klasikinis pavyzdys šitoj nuotraukoje, taip vadinama įžirgusi karvė, trūkę ar patempti kryžiaus raiščiai, dažnai verčiavimosi pasekmė būna, arba tiesiog slydimas. Jeigu buvo laikoma netinkamai dangoj, karvė paslydo ir taip vadinama, liaudiškai šnekant, varlės poza, jinai negali pati atsikelti, žodžiu, tokio gyvūno vežti negalima. Kitas pavyzdys, čia jau paralyžiuotas gyvūnas, kaip ir neižirgęs, kojos laikomos pritrauktos prie kūno, bet jisai nevaldo užpakalinės kūno dalies, matomai turi stuburo kažkokių pažeidimų, tokio gyvūno vežti negalima. Matom, gyvūnas aptvare stovi pakėlęs priekinę kairę koją. Faktas, kad koja skauda, tokio gyvūno vežti negalime. Kitas pavyzdys, vėl matot, galinės kojos. Praktiškai gyvūnas perkelęs visą svorį ant priekinių kojų, tikrai kelionės metu bus sunku balansuoti, mašina juda ir stabdo, ir greitėja, ir daro posūkius. Tai tikimybė, kad toks gyvūnas išstovės kelionės metu, tikrai tokios tikimybės nėra, taigi tokio gyvūno vežti negalima. Buvo paminėtos pavojingos atviros žaizdos, tai su atvira žaizda, su atsivėrusia, sakykime, gali būti kūno ertmė, krūtinės, pilvo ar galvos, gali matytis vidaus organai iš išorės. Bet kokia chirurginės operacijos žaizda atsivėrus dėl sakykime, gijimo prasto, supūliavimo ar prasiskyrus siūlėms, didelė infekcijos pažeista atvira žaizda. Bet kokia žaizda, kai yra pažeistas kūno paviršius. Žaizdos čia jau kaip taisyklė, visi žinom, esam pirštai įsipjovę, gali kelti skausmą, gali būti užkrėstos, kraujuoti. Taigi, jeigu dar intensyvus kraujavimas, gyvūnas gali kelionės metu nugaišti. Šitam pavyzdį, čia karvėje atlikta Cezario pjūvio operacija ir kaip matom, čia priežasčių gali būti visokiausių. Infekcija neatlaikė siūlės, blogai susiūta, per anksti išimto siūlės, priežastys pačios įvairiausios, bet matom, kad žaizda yra atsivėrusi, tikrai skausminga ir tokio gyvūno vežti
Negalim. Organų mano minėti iškritimai. Dažniausiai galimi patelėms makšties ar gimdos iškritimai, visiems gyvūnams tiesiosios žarnos iškritimai gali būti. Tai didelė tikimybė, kad iškritę organai bus pažeisti, gyvūnas kelioniai gali jo būsena blogėti arba gali nukraujuoti tiesiog. Čia pavyzdys yra iškritusi karvei makštis, tokių gyvūnų vežti negalim. Tiesiog gausus nesiliaujantis kraujavimas, vėlgi pasekmė sužeidimo ar ligos. Kraujavimas, mano, kaip minėjau, gali vežant sustiprėti ir gyvūnas netekęs daug kraujo gali nugaišti. Va čia kraujuojant irgi matomai paveršiavimosi karvė. Išpūtimas. Išpūtimą sukelia pernelyg didelis kiekis didžiajame galvijų prieskrandyje susikaupusių putotų dujų. Ir tai dažniausia pasekmė, kai gyvuliai, klasikinis pavyzdys, po lietaus gauna ganykloje daug baltymingo pašaro, pavyzdžiui, dobilų. Tai baltymingas pašaras greitai rūksta, galvijas nespėja pradžioje atsirūgti pakankamai intensyviai, o paskui tiesiog tas didysis prieskrandis, kuris yra apie maždaug 200 litrų talpos, jis tiesiog išsipučia taip, kad užspaudžia tiek kvėpavimo organus, tiek kraujagyslės ir gyvūnas nugaišta, jeigu jam nesuteikiama greita veterinarinė pagalba ar medikamentinė ar chirurginė gelbėja gyvūną momentaliai, bet jeigu to nesuteikiama, gyvūnas nugaišta per porą valandų. Tai jeigu tokį gyvūną pakrauti transporto priemonę, galima jį kelionės pabaigoj, kad ir neilgos kelionės pabaigoj, rasti transporto priemonį negyvą. Taip, negalima vežti gyvūnų patelių, kaip minėjau, jeigu tai yra jau 90% nėštumo priėję, arba per paskutinę savaitę atsivedusios jauniklius. Jeigu kraunam, sakykime, ūkinius gyvūnus ir mums nėra aišku, neturim pakankamai kompetencijos, tada reikia su gyvūno savininku išsiaiškinti, o kadagi, sakykime, atskaitos taškas gyvūnas atsivedė jauniklius arba kada buvo apsėklintas, jeigu mums kelia įtarimą, kad labai vėlyva nėštumo stadija. Taigi, kaip minėjau, pirmą nėštumo savaitę po apsiveršiavimo vežti negalima. Būna visokių gimdymo patologijų, reiškia, neatsidalina, neatsiskiria placenta po veršiavimosi. Ir tuo atveju, sakykime, paprastai yra suteikiama veterinarinė pagalba žodžiu, bet jeigu tokį dalyką matom vizualiai prieš kraunant gyvūną, tokio gyvūno vežti negalima. Buvau užsiminęs apie išskirtinį gyvūnų liesumą. Čia dar keletą bus pavyzdžių, kur gyvūnai, kurių oda ir kaulai, tokių gyvūnų vežti negalima, nes jie bus per silpni, per silpna raumenų jėga, kad atlaikyti kelionę. Kaip matot, vėl stuburas pjūklas, visi šonkauliai matosi, be čiupinėjimo galima suskaičiuoti, kryžiaus klubų kaulai visi išsišovė, žodžiu, tokio gyvūno vežti negalima. Keletas arklių būsenų, kai vežti negalima. Matom, kanopos patologija yra ir gyvūnas ant šitos kojos praktiškai nestovi. Sutinės riešos sąnarys,
Faktas, gyvūnas patiria skausmą, koja prikelta, nors žinom, kad ramybės būsenoje arkliai, kai ilsisi, gali stovėti ant 3 kojų, bet transporto priemoniai arkliui reikia visų 4, būtent kūno balanso palaikymui. Tai toks gyvūnas tikrai patirs papildomą skausmą kelionės metu, vežti negalima. Dar reiškia sutinės kulnas, irgi koja prikelta, nesiremia šitą koją. Žodžiu, išskyros iš nervių, iš akių, reiškia irgi abejotinas tinkamumas vežti. Vėl, sakykime, jeigu vedant arklį matom, kad šlubuoja, čia kairiam paveikslėlį galbūt stovintis arklys sunku įvertinti, bet tikėtina, kad vedant jisai šlubavo, žodžiu, tai vežti negalima. Čia, sakykime, ponių dažna liga, matot, arklys svorį perkelęs ant užpakalio dėl laminito, minkšti audiniai, kurie iškloja kanopos raginę dalį, yra uždegiminiam procese, jam skauda abi priekinės kanopas. Nuimtas svoris nuo priekinių kojų, tokio gyvūno vežti negalima. Keletas paukščių pavyzdžių. Pažeistos skiauterės, juoda skiauterė, išskyros iš akių, iš nervių, sutinusi galva, keista stovėsena, iškritusi kruvina kloaka, irgi negalima tokių paukščių vežti. Aišku, kaip vežėjas, jeigu jūs atvažiavot su transporto priemonė ir į dėžutę jums tokį paukštį pakrovė, jų vežami didelį kiekiai, yra rizika, kad nepamatysit, bet čia jau laikytojas turi irgi bendradarbiauti ir užtikrinti, kad tokie paukščiai kelionės metu nebūtų kankinami. Kaip paukščiai negali pakilti, stovėti ar vaikščioti, irgi ar tai kojų deformacijos, ar tai netinkamas šėrimas, kažkokie sužalojimai, išnyrę kojos, žodžiu, tokių gyvūnų vežti negalima. Šaltų orų negalima vežti nukirptų avių. Kalbant apie nekirptas avis, dabar vyksta reglamento, būtent apie kurį kalbam, reglamento reikalavimus. Europos taryboje vyksta ekspertų posėdžiai, svarstomas šito reglamento nuostatų atnaujinimas. Tai projekte yra nuostata apie nekirptas avis. Reiškia, tam kontekste, kad nekirptom avim reikia daugiau ploto. Tai iš vienos šalies eksperto ir labai smagu, kad kartais stresui nuimti, įtampai nuimti ir tarp žmonių pasitelkiamas humoras, buvo pateiktas klausimas, o gegužės mėnesį nukirpta avis rugsėjo mėnesį yra kirpta ar nekirpta. Su šitokiom šviežiai kirptom, aišku, maža tikimybė, kad jas prie žiemą kerpa, bet ir reglamentas neleidžia tokių gyvūnų vežti. Minėjau pavyzdys, čia aišku tik gimęs paršelis, neseniai atvestus jauniklius su neužgijusia bamba draudžiama yra vežti. Ir paprastai, aišku, didžiausios problemos turbūt yra vežant veršelius. Praktiškai reikia žiūrėti, kad bamba būtų ne tik nudžiūvusi, bet ir nukritusi, tai tada tikrai nieko nepažeisim. Taigi, buvo paminėti mano jau jaunikliai, tai šitą skaidrę tik tai dėl grožio įdėta, jaunesni nei 10 dienų paršeliai ar vienos savaitės ėriukai ar 10 dienų veršeliai gali būti vežami tik nedidesniu kaip 100 km atstumu. Iki 8 savaičių šuniukai ir kačiukai gali būti vežami tik tai kartu su savo mama. Mano buvo paminėti elniai su pantais. Pantai, man labai patinka pantų angliškas pavadinimas, velvetų vadina. Tai yra nesukaulėję elnių, danielių ir kitų porakanopių gyvūnų patinų ragai, apaugę švelnia plaukota oda, joje labai daug kraujagyslių, labai daug nervų, tikrai jautrus organas, reiškia papuošalas,
ir sukaulėja tik tai vasaros pabaigoj, rudens pradžioj. Iki to laiko jų vežti negalima, nes žalojasi, kraujuoja ir patiria stresą. Kalbant apie tinkamumą vežti, renkami tokie gyvūnai, kurių amžius ir sveikatos būklė yra tinkami konkrečiai planuojamai kelioniai. Tai, sakykime, jeigu kraunant gyvūnus, matom gyvūnus judančius, žiūrim bendrą gyvūno būseną, jeigu eisena tolygiai vienoda, remiasi visomis kojomis, gali eiti dideliais sklandžiais žingsniais, tokius gyvūnus galima vežti ir priešingai, jeigu žingsniai neritmingi, trumpi, keistai statomos kojos arba vengiama statyti koją kažkokią, tai tokių gyvūnų vežti negalima. Dėl žaizdų, jeigu yra nedideli nubrozdinimai, paviršiniai tik tai odos, nepažeidžiant gilesnių sluoksnių, tokius gyvūnus, aišku, galima vežti, bet visada rekomenduojam pasitarti su veterinarijos gydytoju, kad nebūtų paskui problemų kelionės metu. Išimtis, kaip minėjau, eksperimentiniams gyvūnams, jie gali būti ir sužeisti vežami, jeigu tai yra tyrimų programos dalis. Su veterinarijos priežiūra gali būti vežami gyvūnai, jeigu gyvūnui yra atlikta operacija ragų šalinimo, žaizdos užgyja, tokius gyvūnus galim vežti. Minėjau, laktuojančios galvijų karvės, avys ar ožkos, jeigu jos vežamos be jauniklius, turi būti pamelžtos nerečiau kaip kas 12 valandų. Ir aišku, išimtis jauniem kumeliukam kartu su mama, reiškia, juos galima irgi perkelti į geresnės laikymo sąlygas. Jeigu kelionės metu kažkas atsitinka, gyvūnam teikiama pirma pagalba ir, kaip minėjau, atskirti juos nuo kitų, kraštutinis atvejais žudymas. Ir čia jums blogas pavyzdys rampos be šoninių atitvarų apsaugančių nuo gyvūno nukritimo per neapsaugotus šonus. Taigi, gyvūnų neleidžiam vežti, jeigu būsena atitinka bet kurią iš mano parodytų, nebent būtų taikomos išimtis, jeigu pamatom tokius atvejus, prašom pranešti valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai. Na ir pabaigai keletą gražesnių skaidrių visų rūšių žiūrovam, ne tik jautriem. Čia yra mano darytos nuotraukos iš kontrolės posto, taip vadinamo, kur gyvūnai yra ilsinami 24 valandas kelionės metu. Mes tokių Lietuvoje neturim, mes tokio tranzito neturim, kad būtų poreikis ilsinti. Šitos nuotraukos yra darytos Lenkijoje. Kaip matot, viduj tvarka ir ramybė, poilsio valanda. Ir kodėl yra taip? Vežami buliai maždaug 500 kg svorio, bet jie tokie ramus yra todėl, kad lygiai tomis pačiomis grupėmis, kaip čia yra aptvaruose po 4-5, jie buvo savo kilmės ūkyje laikomi, jie taip buvo tomis pačiomis grupėmis pakrauti transporto priemonė, tomis pačiomis grupėmis iškrauti kontrolės poste ir tolimesniai kelioniai vėl bus atitverti tomis pačiomis grupėmis į mašiną. Dabar iš dar biškiai tokių ne visai malonių. Mes visi žinom, yra tokia organizacija Animal Angels. Jie ypatingą dėmesį skiria gyvūnų vežimui, gyvūnų vežimo reikalavimų užtikrinimui, ir rašo didelės ataskaitas, ir čia yra keletas nuotraukų irgi iš ataskaitų, kurios jie teikia tiek BTSF mokymų metu, tiek ir mūsų tarnyba gauna. Aš džiaugiuosi, kad jie yra ir suteikia galimybę
reiškia mums visiems pasitempti tiek veiklos vykdytojams, tiek ir kontroliuojančių institucijų pareigūnam visoje Europos Sąjungoje. Šituose skaidrėse tiesiog aš noriu parodyti porą nuotraukų. Visada atkreipiamas dėmesys apie girdimo įrangos tinkamumą pagal rūšį ir apskritai vandens buvimą transporto priemonėse, nes neretai fiksuojami faktai, kai, sakykime, kiaulės negali atsigerti iš veršeliam pritaikytų čiulptukų girdyklų arba atvirkščiai. O čia įvykis užfiksuotas vežant kiaules iš Ispanijos į Italiją vasaros metu. Buvo nustatyta, policijos turbūt buvo eilinis sustabdymas ir įvertinus nustatyta, kad kiaulės ištroškusios, gali matyti kairiai nuotraukoj, reiškia, demonstruoja troškulį labai daug nosių prie vieno čiulptuko. Paaiškėjo, kad transporto priemoniai nebuvo vandens. Vairuotojas buvo nukreiptas į artimiausią degalinę prisipildyti vandens talpą. Paaiškėjo, kad vairuotojas neturi žarnos pajungti, reiškia, žarną, kad pripilti talpą, o degalinė, aišku, tokios žarnos ir neprivalo turėti. Tai buvo surasta degaliniai porą laistytuvų, aš vizualiai vertinu, vienas maksimaliai 10 litrų, kitas 5 litrų ir 6 litrų talpą. Vairuotojui nebuvo leista pajudėti toliau, kol nepripildys ir nepagirdys kiaulių. Aš tikiuosi, kad mūsų vežėjai to nepraktikuoja. Manau, kad mūsų gyvūnai nekenčia kelionių metu, bent jau norėčiau tuom tikėti, ir per artimiausią kūčių naktį nieko blogo nei apie vežėjus, nei apie veterinarijos pareigūnus, nei apie laikytojus viens kitam nepasakos. Ačiū, kad klausėt. Gerų visiems artėjančių švenčių, ramaus laukimo ir linksmo sutikimo. Aš pasiruošęs klausimams. Pirmiausia, užmesiu akį taip, Olga kelia ranką. Prašau. Mes jūsų negirdim. Labą dieną. Girdit? Labą dieną. Taip, dabar girdim. Sveiki. Na, iš tikrųjų, gal prisistatysiu, kad visiems kitiems būtų aiškiau. Tai esu Žirgų globos asociacijos vadovė. Ir man ypatingai rūpi arklinių šeimos reglamento pusė, kurios aš šiandien praktiškai neišgirdau, labai mažai. Ir kas labiausiai man stringa, tai yra tai, kad reglamentas yra orientuotas mano akimis labiau į tą taip vadinamą komercinį galbūt gyvūną, ne? Ir nėra kažkokių papildomų kategorijų, kaip pavyzdžiui mūsų atveju, jeigu kalbėti tiesiogiai, tai yra kaip globos namai, nes iš esmės visą tai, ką jūs šiandien pasakėt, tai šlubavimas, išskyros iš nosies, išskyros iš akių, žaizdos kraujuojančios, nekraujuojančios, nes iš esmės ir su žaizdom yra tam tikrų klausimų mano atveju, nes ir centimetro dydžio žaizda jinai yra ir gali būti kraujuojanti, bet lygiai taip pat ten 50 centimetrų prapjauta žaizda, tik tai paviršius galbūt odos jinai kraujuoja labai daug ir klausimas, kuri iš dviejų žaizdų yra ok ar ne. Bet esmė yra tai, kad mes susiduriam su tokiom situacijom, kaip pavyzdžiui, netgi tos pačios konfiskacijos iš jūsų tarnybos, maisto veterinarinės tarnybos. Tai yra praktiškai visą laiką gyvūnai, kurie visų pirma yra dažniausiai sunkiai laminitiniai, labai sunkiai vaikštantys arba iš viso nebevaikštantys. Tai yra tie patys gyvūnai, kurie yra labai stipriai išlesėję,
arba tiesiog šlubuojantis, dėl šlubavimo kyla klausimas, kokiais kriterijais vertinti tą šlubavimą ir kas aplamai tai turėtų daryti, nes aš kaip savininkas galiu vertinti vienaip, vežėjas gali vertinti kitaip, sustabdžius policija gali vertinti trečiaip, o maisto veterinarijos tarnybos atstovai ketvirtaip gali tai vertinti. Tai iš ties tų klausimų yra marios iš mano pusės, netgi klausimas, jeigu žirgas, daleiskim, šiandien naktį, nes kaip žinia, jie įprastai pasirenka patį netinkamiausią laiką, jeigu jisai sudiegliavo stipriai, taip kad jį reikia kaip įmanoma greičiau gabenti ir vežti į kliniką. Pagal reglamentą suprantu, kad tai turėtų būti, netransportuojamas gyvūnas, bet jeigu aš jo nenuvešiu į kliniką, jisai greičiausiai ten 12 ar 24 valandų bėgyje mirs. Tai tų klausimų yra marios ir klausimas, ar mes galim visus tos klausimus aptarinėti dabar, ar vis dėlto būtų logiška arklinių šeimos klausimam paskirti kažkokį atskirą susitikimą, nes tai iš tikrųjų labai labai aktualu ir tų klausimų yra iš tikrųjų labai daug, nes arklinių mes negalim lyginti nei su tais pačiais veršeliais, nei su tais pačiais paršeliais ir panašiai. Aš suprantu jūsų skausmą. Ačiū. Žodžiu, taip, galbūt dėmesio mažiau. Iš tikrųjų, kalbant apie susirgusį, sudegliavusį arklį, aš matau du būdus, du variantus. Arba veterinaras pas arklį, arba arklys pas veterinarą. Kas greičiau, kas patogiau, ką galima suorganizuoti. Aš manau, vežti į gydyklą čia nebus joks pažeidimas. Čia mes kalbam tinkamumą vežti daugiausia, galbūt aš dėl to dėmesio ir skyriau, daugiausia reiškia į parodą jūs tikrai tokio nevešit. Bet kokiu atveju, kur tolima kelionė, žodžiu, ir arkliam registruotėm labai mažai specifinių reikalavimų reglamente. Mes kaip tarnyba negalim to ir reikalauti. Bet jūsų, kalbant apie konkretų atvejį susirgusio arklio, aš čia nematau problemos nuvežti į gydyklą. Jam reikia teikti pagalbą. Kalbant apie antrą dalį, tikrai palaikau idėją susirinkti, reiškia, kitą kartą susiderinti laiką, susiderinti temas ir klausimus, kur aptartumėm konkrečiai specifinius jūsų sričiai. Okay. Tai tuomet dar norėčiau gal tokio trumpo atsakymo, kas liečia, nes man tai yra super aktualu, nes aš su tuo susiduriu, jei ne kiekvieną dieną, tai kas antrą dieną. Tai kas liečia tų šlubuojančių ir laminitinių, kada, daleiskim, būna arba konfiskacija ir jie turi patekti pas mus, arba netgi tokie atvejai, kada yra nepriežiūros atvejais ir mums pavyksta tą gyvūną išsipirkti ir jį reikia kaip įmanoma greičiau dagabenti iki vietos, kad suteikti jam visą reikiamą veterinarinę pagalbą, galbūt arba pas mus tiesiogiai, arba kitoj vietoj. Kas yra tokiu atveju? Ta prasme, nes jūs prieš tai rodėt gairės ir buvo laminitiniai arkliai ir poniai ir jūs sakėt, tokių gyvūnų vežti negalima. Bet 80% pas mus atvykstančių gyvūnų yra būtent tokioj būklei. Bet būtent mes kalbam irgi, aš tada bandau pareferuoti į reglamentą, reiškia, jeigu mes kalbam apie sąlygų pagerinimą ir pagalbos suteikimą. Jeigu jis yra juo labiau konfiskuojamas, tai turėtų būti leidžiama šitą vežti. Gal aš jūs išgąsdinau būtent taip kategoriškai pranešime pateikdamas informaciją, bet tai čia yra kitoks atvejis. Čia, žinot, kalbant apie arklius ir pažeidimus, šitie reikalavimai, sakykime taip, turbūt istoriškai atėję yra iš tų laikų, dabar pas mus jau keli metai nebuvo, net iki Lenkijos siuntų, kai arkliai buvo vežami skerdimui. Tai čia siekiant apsaugoti juos būtent ilgose kelionėse, o mes čia kalbam apie vienetinius atvejus, kai iš tikrųjų gyvūnui reikia suteikti pagalbą, tai aš čia nematau problemų, bet manau šitą bus galima irgi padiskutuoti atskiro susitikimo metu. Okay.
Okay. Gerai, tai tuomet iš mano pusės tikriausiai, klausimų daug, bet šiam kartui viskas būtų tikrai labai malonu, jeigu galima būtų pasiskirti vieną kažkokią ten atskirą susitikimą, kuriuo metu galėtumėm aptarti viską. Taip, būtinai. Ačiū labai. Ačiū Jums. Na, daugiau klausimų nematau. Tai ką, ačiū visiems už kantrybę, už klausimą. Kaip minėjau, tuos klausimus, kurie buvo pateikti mums iš anksto raštu, mes sugrupuosim ir pateiksim atsakymus viešoje erdvėje mūsų svetainiai, kaip įmanoma artimiausių laikų. Tai dar kartą dėkui, pasidalinkit nuorodą, įrašas vaizdo šitų mokymų, šitos temos bus patalpintas VMVT svetainėje, pasidalinkit, gal turės kas nors dar interesą išklausyti įrašą. Ačiū ir gražių artėjančių švenčių.